Dabar yra 8:15. Sustojom pasienį degalinį. Ant Krasnojo kavos, kurą užsipylėm. Lietuvą pravažiavom. Neįdomioji mūsų kelionės dalis. Ir dabar važiuosim visą Lenkiją iki Čekijos. Pareina su kavelė. Antra mūsų stotelė Dekatlonas. Kodėl? Nes pamiršau lietpalčius, kepurę pamiršau, nors turiu 3, tai turiu 4 va. Važiuojam toliau. Sustojam biškį pasimankštint kojas. Nuvažiavom jau kiek aš sakiau? 728. Kažkas tokio. 728. Liko apie 100 šiam ir būsim jau Ostravos miestelį. Kaip jaučiamės? Normaliai. Šitas gal. Aš pagulėt norėčiau. Einam į pirmosius mūsų apartamentus. Fu, kaip smirda. Kanalizacija. Free Wi-Fi. Nematau, ką filmuoju. Užgeso kamerą. Bet nežinau. Aš nežinau, kaip veikia dar šitie dalykai. Žodžiu, toks. Mūsų mini kambariukas. Kondiškis, aišku, nėra. Turim ventiliatorių. Ar padės? Abejoju. Pro langą tai turim nuostabų vaizdą. Stogas, panelės. Tai šitas kambariukas mums už naktį kainavo apie 4 eurus. Tai atvarėm, dabar pailsėsim biškį, nusimaudysim, nes žiauriai karšta. Ir kondiškio mašinai labai įdomiai veikia. Ir vareisim kažkur pavalgyti. Ir kažką nusipirkti pusryčiam, nes čia pusryčių negausim. Tai vareisim dar pasibastyti, kad ir kaip nesinori, nes labai karšta. Bet reikia. Mes kai važiavom, mes norėjom lietaus, gavom lietaus. Einam valgyti. Nuostabiai. Ką normalaus radom, tai tik ne KFC šitą. Burger Kingą, nemokėjau normalaus limonadą įpilti iš pirmą kartą. Nežinojom, kokį skaičių mums kviečia, nes telikas sugedęs. Normaliai. Edgaro mėsainis, tai normalaus didumo, mano mažesnis bus. Į sveikatą. Rytą šiandien važiuojam į Austriją. Kelio, man atrodo, 7 valandas mums važiuoti, tai keliai praleisim kokias 8-9 valandas. Ir jau nuo rytojaus prasidės mūsų įdomioji kelionės dalis.
malūnų pavadinimą? Tu turi. Ne, čia tu pasakėjai. Aš pasakiau normaliai, tu išgirdai kaip darėjai. Ne. Yra vėjo malūnininkai nuo šiandien. Va. Nuo šiandien bus bet. Tai man jau viskas įstrigo, nes pasakė, pavadino vėjo malūnus vėjo malūnininkais. Keliauju į antruosius apartamentus. Eik. Čia svarbiausia yra vaizdas pro langą. Visi kita, tai čia lova, spinta, ten tūlikas, kriauklė kažkodėl kambarį. Atvarėme mūsų antrą vietą, tai dabar reikia bandyti pavadinimą šitą Bad Hofstein, kažkaip taip. Ir čia nakvosim 2 naktis, rytoj varysim biškį tolėliau kitą miestelį haikant į kalnus, ant tiltuko lipt. Tik nežinau, ar gausis mums traukiniu nuvažiuoti, ar vis dėlto reikės mašiną važiuoti, pamatysim rytoj. Atvarėm pavalgyt, norėjom šnicelių, nuėjom, jie nedirba. Sekmadienis, Austrija, normalu. Atvarėm į kažkokį tai arabų turbūt restoraną. Pasiėmėm kažkokios vištos ir alaus. Tai ką gausim, nežinau, nes nesupratau. Pusė vištos. Pusė vištos. Pusė višta kepta ant grotelių, va taip man Google'as išvertė. Nu, davai, sveikat. Susitrimo. Oi, Čia Radleris. čia dviratininkai gal kavą išvažiuoja? Kokios tai dviratininkai vadinasi? Jo, čia Radleris. Aš alaus numėjau. Gavom vištos iešmelių. Pradėjom valgyt, labai valgyt norėjau. Ir pusė vištos. Pusė vištos? Šiaip žiauriai skanu. Nu labai, arba mes labai valgyt norim. Nu va, pavalgėm. Išgeriam Radlerio, biškį sušalom, nes jau čia šalta. Einam miegot, o rytoj važiuosim vaikščiot. Na, pilį galiu parodyti. Pilis nesimato. Žodžiu, susitiksim rytoj.